Yeah! Šiandien gal bus ne kodas sesijukė, o čia įrašinė. Ne kodas sesijukė, o pabandysi parodyti savo kodą, ką aš jau esu prikodinęs. Tikrai esu pripjovęs grybo, tai jeigu pamatysit, kad kažkurioje vietoje pjauna grybą, tai šita kamera kol kas žiauriai gera. Dabar kava, o po to parodysiu, ką aš čia esu prikodinęs ir mes pasižiūrėsim, kiekgi čia krepo, daug ar nedaug. Ką čia ticharinė, ką čia žiūri? Žinai, ką aš tau pasakysiu. Sugalvojau daryti tokį video, parodyti savo kodą ir paprašyti jūsų, kad parodytumėt, pirštabestumėt, kur aš kodinu blogai. Kaip tik šiandien gavau žinutę iš draugo, iš buvusio kolegos. Jis man parodė vieną kitą vietą, kur yra krepas pas mane kode. Tai dabar kaip ir nėra prasmės čia labai didelės man rodyti kodą. Gal vėliau paprašysiu ir jūsų, kad jūs dar pačekint. Vieną krepą galiu išduoti. Mano kontrolerio failai buvo labai išsipūtę, o jie buvo išsipūtę, nes aš juose rašiau queries. Kontrolerio failuose pasirodo nereikia rašyti query. Atsiprašau, kad nerodau tau kodo, tikiuosi suprasi. Tikslas buvo parodyti kodą, kad tu pasakytum blogas vietas ką, kur mano kodė krepas, kur mano kodas smirdi, kur mano kodas nėra švarus. 8 vakaro, šaltoka. Išvariau, dar buvo šilta, vakarai jau šaltesnė. MVP, mano MVP releasas. Labai norėjau jau releasinti dabar, va šios savaitės pabaigoj, nes kita savaitė paskutinė ir tada dar kitą savaitę prasideda Eurolyga. Tai norėjau vieną savaitę prieš Eurolygos startą pareleasinti MVP. Bet greičiausiai to nepadarysiu, nes nespėsiu ir labai gaila. Atsiprašau, kad tau vakar neparodžiau savo kodo. Ar aš čia su tais pačiais rūbais kaip vakar? Biški gėda. Važiuoju pasidaryti kodinimo sesiją, greičiausiai turėsiu valandą arba max 2 ir ta kodinimo sesija pasibaigs. Liūdna, liūdesys norėčiau turėti, ką žinau, 6 valandas kodinimo sesijos, nenutrūkstamos, būtų kietai. Bet kai tu suaugi, turi vaikų, tai tu neturi tokios prabangos. Sesija baigėsi, varau namo, prašau queryus ir jaučiu, radau būdo, kaip 3 queryus, 4 queryus paversti vienu queryu. Anksčiau būdavo traukiu sezono trendus, žaidėjo sezono trendą, kaip jis žaidžia visą sezoną, paskutinės 10 varžybų, paskutinės 5, paskutinės 3. Dabar pabandysiu raninti vieną query, gauti visas varžybas ir tik po to apskaičiuoti paskutinių 10 varžybų, paskutinių 5. Tai kodėl aš anksčiau raninau 4 queryus? Aš labai gerai žinau, kodėl raninavau 4 queryus, nes junior. Lygiai 5 valandos važiuoju į Give Me Stats oficialiai, laukia mucha trabajos. Kažkada šnekėjom su draugu, kad kai tu atsikeli, dirbi prie savo projekto, tai tokia vykda akcija, kol tu mėgi. Tai kol tu mėgi, mes bildinam Give Me Stats. Nesveik, iški nelabai gražiai skamba. Taip įžūliai, bet kol tu mėgi. Yeah! 4 valandos kančių ir turbūt parašiau labiausiai kompleksinį query, kokį tik esu parašęs. Visai jaučiuosi gerai dabar. Dvasia aukštai, gaila, neturiu kolegos, kuriam dabar galėčiau duoti bitą. Give Me Stats projekte pasirašiau query, kuris padžoinina 2 lenteles, nieko ypatingo ir paskaičiuoja man visokiausių duomenų. Čia ir prasideda kompleksiškumas. Jis apskaičiuoja tokį, nesvarbu, ką apskaičiuoja, bet vidurkį. Ir apskaičiuoja pilno sezono, paskutinių 10 varžybų, paskutinių 5 varžybų, paskutinių 3 varžybų. 4 valandos. 4 valandų darbas, kad gaučiau štai ką. Pasirinktam žaidėjui paselektinu ateinančias 5 varžybas ir štai tiek duomenų pakalkuliuoju toms ateinančioms varžyboms. Tai visokie gynybos reitingai, paskutinės varžybos. Žinai, kas iš tikrųjų yra labai blogo, kad tiek duomenų gaučiau raninu apie 15 queryų. 15 queryų. Nepykit labai. Junioras. Algedė. Dėl tų 15 queryų viename page'e neramu šiek tiek, bet iki šiol su 2000 unikalių userių per mėnesį puslapis išgyveno, bet jeigu turėsi didesnį srautą į website, tai mano puslapis numirs. Jeigu turėsim daugiau trafiko, tai Give Me Stats užlinks.
Kol kas turiu tik tai vieną solutioną, kurt naują lentelę ir kasdien ją updatint. Užšedulint query, kad jis updatintų lentelę. Kitą solutioną kol kas nežinau. Yra kažkoks kitas solution. Čiau.